ir su manim yra Aniu Aron ir Fast Prop. Sveikinkitės dabar jau. Sveiki. Šiandien mes filmuosime serverio Craft for All serverio pristatymą. Fast Prop yra pagrindinis savininkas. Aš ir Aniu Aron esame pagalbininkai. Šiaip Aniu Aron. Ir dar be mūsų yra Mr. Bombastic. Savininkai Matockis ir Perku Vaikų. Ir dar be mūsų pagalbininkai yra Mr. Bombastic. Tai dar kartą pagrindinis savininkas Fast Prop, savininkai Matockis ir Perku Vaikų, pagalba Mr. Bombastic, Ganžeryko ir Aniu Aron. Taigi, ką mes šiandien darysime, tai aprodysime spawn. Papasakosime šiek tiek apie šį serverį. Serverio vietas, supažindinsime su taisyklėmis. Tai va paslaugų kainos, VIP, game mode ir taip toliau. Taisyklės. Negriauti kitų žmonių namų, cheatinti, X-ray irgi cheatas, nenaudokit jo. Taigi. Taip. Ir čia kasdienybė. Mūsų hobis. Kai neturim ką veikti. Tai, kadangi Fast Prop yra savininkas, tai jis tegul mums viską yra aprodo. Gerai, tai va, šiame serveryje yra visko pilna, štai čia yra traukinių stotis. Traukinių stotyje galite nuvažiuoti su vagonu iki, kol kas, tik iki oro uosto. O šiaip nuo oro uosto darysime, kad galėtumėte nuvažiuoti iki laukynių ar kur kitur. Taip, čia yra maisto shop. Užėjus galite pamatyti parduodamą maistą. Taip, tuomet yra dar darbo birža, kurioje jūs galite įsidarbinti. Čia yra atsakingas Matockis. Ir Perku Vaikų. Už ją yra atsakingi Matockis ir Perku Vaikų. Taip pat yra šiame serveryje bažnyčia. Einame į bažnyčią. Čia galite jūs pasimelsti. Amen, amen. Tada yra džeilas, kaip ir visose serveriuose. Kaip ir visose serveriuose yra džeilas. Ir išskirtinis dalykas, ko tikrai kitose nedažnam serveryje yra oro uostas. Taip, ir ką šiame oro uoste galima daryti? Kol kas jis yra kaip dėl grožio, o ateityje galvojam tiesiog, kad jis tikrai veiks ateityje. Galėsite teleportinti. Tai va. Girtas pilotas. Toliau, kas dar šiame serveryje yra? Tai turbūt... Paprastas šopas, aišku. Jo, yra suvenyrų parduotuvė, yra šiaipudys, yra parkūras, yra sunkus parkūras, dar... Enchant rūmas, va kaip matau. Yra CFF studija, šitam kanale galite, YouTube šitam kanale galite rasti CFF viskių. Yra Craft for All. Yra dar benamių namai ir taip pat hotelis. Benamių namai nuo hotelio skiriasi tuo, kad benamių namuose jūs, jeigu pradedat žaisti, galite tiesiog miegoti nemokamai. O hotelyje galite išsinuomoti kambarį. Rimtai, Emeraldą 100. Taip, Emeraldas 100. Ok. Galbūt einame, parodysime parkūrą. Jo, galim parodyti parkūrą, jis yra įrengtas... Čia įvairiausio plauko Jį įrengė Fast Prop ir aš, Aniu Aron. Čia benamių namai, kaip matot.
Ateik parkūro operatorių. Kechai. Tai čia yra paprastas parkūras ir tiesiai va tenais va galite praeiti ir pamatys sunku žiauri parkūrą. Tai va, čia pirmas lygis parkūro yra. Parkour Extreme, taip. Parkūro Extreme yra kitoje vietoje. Perskriskite ją ir parodysim. Aš Vėliau. pereiti, Čia mes parodyti, perėjai, kaip sunku yra. Čia galima. tu jį perėjai nesi labai gerai. Nevaikščiai per tą parkūrą. Šitą parkūrą labai greit mes pastatėm. Bet vis tingiam jį statyti, bet vis tiek greit pastatėm. Ok, va. Trečias lygis. Štai ketvirtam. Nubus. Mes įrodome, kad šį... Serverio rekordas yra 305 žmonės, serverio dažnai būna tokie dalykai drop party ir taip toliau. Kas 5 dienas maždaug drop party daro. Kartais būna net ir dažniau. Jo. Kartais būna. Nukritau, vadinasi, perėjau. Ir mes su Aniuaram bei tokiu savo draugu, Vestas Jonikas, organizuojame tūsus mūsų hatui. Jo, namas medė. Jo, ir tūsiname dieną naktį. Ir taipogi, kai perinate šį parkūrą, randate tokį mygtuką, kai jį paspaudžiat. Aišku, mano. Kas Tuoj arčiausiai būna. įjungsiu chatą ir parodysiu. Va, Ganžeryko perėjo parkūrą. Ir tas profis. Visi tas perėjo parkūrą ir va, čia Endergal. Taip, tuomet dar galime parodyti mūsų studiją. Jo, galim ir ją Taigi, parodyti. Dar turgus. Jau už 30 minučių kažkur apytiksliai, 3 valandą. Po 38 minučių. Taip, veiks turgus. Tenai Turgui dirbs tikri žmonės, aišku, ieškosim dar darbuotojų, tai jeigu susidomėt, parašykite tas profui. Jo, Skype kaziukas 112. Taigi čia yra CFF studija. Kaip jau matėte, viename iš mūsų video yra toks dalykas kaip interviu. Su pagrindiniu savinininku. Aš čia sėdžiu ir tenai sėdėjo mano pašnekovas Fastprop. Tenai sėdi Aš režisierius. viršau žiūriu. Režisierius Aniuaran ir toks tada žinių Žinių studija. dar nevedam, tačiau Žinių studijai dar nieko nebuvo. Žinias įkelsime taip pat tikriausiai šiandien. Žinias filmuosime greitų metu. Nes labai daug laiko užtruks. Čia yra mano kambarys. Bet galima aptarti mūsų namą. Nes jis yra labai didelis ir labai ofigenis. Galim tą kambariuką, kuriame būna tūksai. Bet šitą pastūsinu. Dar galėtų rodyti šitą. Hotelį. Ok, taigi kaip matot, čia yra mūsų namas. Tenai yra nenutrūkstanti ir besikartojanti redstone grandinė. Ir tenai mes didame XP battle ir nulenkiam leverį ir pradeda šaudyti viskas. Mes šitą namą statėm be gimodo ir taip toliau. Jo. Nes dar neturėt. Čia va yra tūsų kambarys, mes Čia esame mūsų uždarę. kambariai visi ir o mes va čia tai tūsinamės. Jo, mes esame čia, mes čia visi su draugais trečiai. Ir Čia mes dar mes per kiekvieną ant tūsą stogo ieškome ir Armėną ir yra- didžėjus. taip čia didžėjus būna ir didžėjus tūsina belenkaip tenai, karočią. Čia kas nori pavalgo ir o tenai ant stogo yra toks dalykas kaip mūsų sistema. Jinai dabar yra išjungta ir čia kas nenutrūkstanti ir besikartojanti ta Ir parodyk mano namus. redstone grandinė.
Tuos jau stačiau su pačiu Gmodu, tuos visus menus savo. Jo, Ir čia yra Annuaran menas, Angry Birds ir Nine Cat. Taip pat galite matyti Angry Birds spanę. Parodysiu. Tenai galite išvysti įvairiausio plauko nesąmonių, tokių kaip Homeris, Angry Birds, Kempiniukas, ką žinau kas. Taigi, Tai va, manau, tuo ir tuo ir galbūt- baigsim video, nes jau nebėra Jo, ką eisim rodyti. ruoštis turgui. Ir Taip, tūsinsimės. tūsą darysim. Tiesiog eisim vesti tikriausiai žinias jau greitai. Taip. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote. Su jumis buvo Ganžeryko, Annuaran ir Fast Pro.